Sveiki, istorinės technikos gerbėjai. Istorinis transportas – tai ir istorija, tai ir kultūra, tai ir visas mūsų supantis pasaulis. Labai džiaugiamės, jog istorinį transportą saugo entuziastai bei jų organizacijos. Taipogi, istorinį transportą tikimės turėtų saugoti ir valstybė. Tačiau, kai kuriais atvejais būna, jog ne visais atvejais būtent valstybė ir neprisideda prie istorinių transporto priemonių saugojimo. Tačiau truputį situacija keičiasi ir norime būtent apie tą besikeičiančią situaciją jums ir paminėti šiame mūsų reportaže. Džiaugiamės, jog į Lietuvą importuojama vis daugiau ir daugiau istorinės technikos, tai yra ir motociklai, ir automobiliai, ne tik iš ES šalių, bet ir ne iš ES šalių, pirmiausia, tai žinoma, iš Jungtinių Amerikos valstijų. Kaip mes jau pastebėjome, tai yra taikomas apmokestinimas būtent istorinių automobilių nuo jų vertės, kitaip tariant, importo mokestis, kur yra 10% nuo deklaruojamos vertės. Plius, žinoma, 21% pridėtinės vertės mokesčio. Taigi pavyzdys, jeigu jūs nusipirkote automobilį už 10 000 eurų, tai jūs valstybei turit sumokėti 1000 eurų ir dar valstybei papildomai turit sumokėti 2100 eurų. Viso gaunasi 13 100 eurų. Na, kaip pavyzdys. Šiuo atveju mes pastebėjome, jog tiek muitinės deklarantai, deklaruojantis prekes, tiek pati muitinė netaiko išimties istoriniam transportui. Tai yra, norime pasakyti, kad importuojant daugiau negu 30 metų turinti transportą, valstybė netaiko mokestinės lengvatos, kurią realiai numato ES teisės aktai. Šitą situaciją mes pamatę, pradėjom gilintis, kodėlgi taip yra, kodėl netaikoma realiai numatyta kombinuotosios nomenklatūros prekių klasifikacijoje kitas kodas. Šiuo atveju visi automobiliai, kurie yra importuojami į Lietuvą ne iš ES šalių, yra importuojami pagal 87 kodą. Šiuo atveju turėtų būti importuojamas pagal 97 kodą. O kas tai yra ta vadinama kombinuotoji nomenklatūra? Trumpai tariant, tai kodų sąrašas, pagal kurį kiekviena prekė priskiriama konkrečiai kategorijai. Taigi štai, mes kaip entuziastai pastebėjome, jog nėra taikomas mokestinis kodas ir visi automobiliai apmokestinami 10%. Pradėjo gilintis ir žiūrėti, kodėl taip yra. Pasirodo, tai yra nuo seno nusistovėjusi praktika ir ta praktika iš tiesų yra netinkama ir negera. Kreipėmės į mokesčių muitinės departamentą ir gavome išaiškinimą, kad paprasčiausiai nėra reglamentavimo, kaip ir kokiu būdu yra nustatoma, jog ta transporto priemonė, net ir būdama daugiau negu 30 metų senumo, jinai iš tiesų yra istorinė kolekcinės vertės. Tai štai dabar prieita prie tokios situacijos, jog muitinės departamentas sutinka, jog būtų taikomas neapmokestinimas, tai yra nulinis tarifas, ir būtų įvežta į Lietuvą transportas tik tai su PVM, tai yra su 21%. Kitaip tariant, nuo mano minėto pavyzdžio, automobilis 10 000 vertės, 1000 eurų neturėtų būti mokamas. Kitaip tariant, valstybė šiuo atveju prisideda prie istorinės technikos išsaugojimo ir kažkuria prasme puoselėjimo, jos daugiau įvežimo į Lietuvą, na ir žinoma visų mūsų interesų, tokio kaip ir patenkinimo, ne tik mūsų, bet ir kultūrinės srities ir viso iš to išplaukiančios situacijos. Tai yra darbo vietų sukūrimas, tai yra muziejai, tai yra ekspozicijos, tai yra paradai, kitaip tariant, didžiulė kultūrinė ir švietėjiška veikla. Kitaip tariant, valstybė per šitą prizmę puikiai prisideda prie istorinės technikos išsaugojimo. Na ir gavosi tokia situacija, kad muitinės departamentas paprašė vieno vienintelio daikto, tai yra papildomo rašto, įvežant tokią transporto priemonę, tai yra FIVOS atstovo Lietuvoje, asociacijos elektromobilio pažymos, kad iš tiesų tokia transporto priemonė yra verta būti istorinės vertės, kolekcinė, kaip taip tariant, nes pagal ES direktyvas tas yra numatyta, ir gavosi taip, kad taip asociacija elektromobilio pradėjo išrašinėti pažymas, būtent vyresniem negu 30 metų transporto priemonėms. Žinoma, tai ne visais atvejais yra išrašoma ir ne automatiškai išrašoma, yra analizuojamos pateiktos nuotraukos, pateikta dokumentacija ir
Štai sistema pradėjo veikti. Pradėjęs gilintis dar toliau, kodėl vis dėlto taip yra ir ar panaši situacija yra Latvijoje ir Estijoje, nes, kaip žinia, ES muitų politika galioja vienodai visose ES šalyse. Tai pasirodo, Latvijoje nėra taikoma tokia išimtis, nors jinai galėtų būti taikoma, taipogi jinai nėra taikoma ir Estijoje. Nors ir Estijoje galėtų būti taikoma tokia pati išimtis. Tai šiuo atveju mes kaip asociacija pradėjom pokalbius ir su vienais kolegomis, ir su kitais, su mūsų šiauriniais kolegomis, apie tai, kad vis dėlto, kodėlgi jie nesinaudoja šitą galimybę ir šitą įstatyminę nuostatą ir pasirodo, paprasčiausiai jos nežinojo. Tai va, dabar mes pradėjom šviesti ir tikimės, kad ir Latvijoje ir Estijoje bus analogiška situacija. O Lietuvoje, taip, šita sistema jau veikia. Ir kas yra įdomiausia, kad veikia ne tik naujai importuojamam transporto priemonėm, bet netgi ir jau anksčiau įvežtoms ir deklaruotoms. Ir jeigu netgi jūs esate sumokėję importo mokestį, pagal vienus teisininkus yra pasakoma už 12 paskutinių mėnesių, pagal kitus už 36 mėnesius, tai yra už 3 metus, jūs galite kreiptis į muitinės departamentą, per savo tarpininkus, per deklarantus, kad jie ištaisytų importo deklaracijas ir galų gale jums būtų grąžintas sumokėtas 10% importo mokestis. Taip, realiai tai veikia, tai galioja, jeigu norite, galite tą patys ir išbandyti. Taigi, šis mūsų reportažas yra apie tai, kad naudokitės įstatymo suteiktą lengvatą, importuokite, įvežkite į Lietuvą kaip galima daugiau istorinio transporto, nuo to laimės tikrai visi. Ir ta pati valstybė negavusi 10%, bet jinai tikrai laimės per visas kitas prizmes, kaip ir minėjau, kultūrinės, švietėjiškas, edukacinės, ir žinoma darbo vietų sukūrimą. Taigi, ačiū už dėmesį ir iki susimatymų renginiuose.